Pasaulio pasakos. Gražuolė ir pabaisa. Anuo metu gražioje ir klestinčioje šalyje gyveno turtingas pirklys. Jis turėjo 3 gražuolės dukteris, kurios nuo mažumės gyveno prabangoje, nes tėvas jas be galo mylėjo. 2 vyresniusios buvo pasipūtėlės ir tuščiagarbės, tačiau jaunėlė skyrėsi nuo seserų kaip diena nuo nakties. Ji buvo meili, geraširdė ir daili, todėl visi ją vadino gražuolę. Kiekvieną savaitę į puikius pirklio namus užsukdavo po kelis jaunikaičius prašyti kurios nors mergelės rankos. Tačiau abi vyresnės seserys atšaudavo, kad tekės mažų mažiausiai už kunigaikščio arba grafo. Tuo tarpu gražuolė mandagiai atsakydavo, kad ji per jauna vedyboms ir norėtų dar kurį laiką pagyventi pas tėvą. Deja, vieną dieną pirklys prarado visus turtus. Jis susikvietė dukras ir tarė: "Mano vargšai vaikeliai, mums liko tik sena troba kaime. Nuo šiol gyvensime ten." Tai išgirdusios vyresnės dukteris iš pykčio pradėjo trypti kojomis. Deja, bergždžiai. Tėvas nuskurdo, sotus ir nerūpestingas dukterų gyvenimas baigėsi. Netrukus visa šeima iškeliavo į kaimą ir apsigyveno mažoje skurdžioje trobelėje. Gražuolė kiek įmanydama stengėsi tėvui padėti. Nuo sunkaus darbo ir tyro kaimo oro ji dar labiau užgražėjo, skruostai švelniai paraudo. Tuo tarpu kitos 2 seserys kiauras dienas nuobodžiavo, tinginiavo ir bambėjo, keikdamos savo nedalę. Kartą pirklys pasakė dukroms, kad turi keliauti į miestą su reikalais. Vyresnės dukteris pašoko iš džiaugsmo: "Ak, tėvelė, parvežk mums naujų suknelių ir skrybelaičių. Senieji drabužiai jau baigia sudriksti", klykė jos. Tėvas pažadėjo ir atsisuko į gražuolę. "O ko tu norėtum, dukrelė?" "Parvežk man skaistų rožės žiedą", meiliai atsakė gražuolė. "Man labai patinka šios gėlės." Pirklys atsisveikindamas apkabino dukteris, sėdo ant žirgo ir išjojo. Po kelių dienų, sutvarkęs visus reikalus, jis išsiruošė namo. Kai jojo per tankę gūdžią girią, sutemo, pakilo smarkus vėjas, pradėjo snigti, įsisiautėjo baisi pūga, rodės dangus su žeme maišosi. Pirklys pasiklydo, pavargo, sušalo ir pamanė, kad dukterų nebepamatys. Staiga tolumoje, tarp medžių, jis įžiūrėjo spindint žiburėlį. Sukaupęs paskutinės jėgas, pirklys paragino nusivariusi arklį ir skindamasis kelią pro krūmus ir medžių šakas, stūmėsi į tą pusę, iš kur sklido šviesa. Greitai jis išjojo į laukymę, kurioje stovėjo didinga pilis. Sunkios geležinės durys pačios prasivėrė ir pirklys įžengė vidun. Aplinkui tvyrojo mirtina tyla. "Sveiki, ar čia yra kas nors gyvas?" šūktelėjo jis, tačiau vietoje atsakymo teišgirdo aidą. Žmogelis malsaudamas atidarė duris dešinėje pusėje ir pateko į prabangiai išpuoštą ir kilimais išklotą menę. Dideliame židinyje spragsėdamos degė malkos, o prie ugnies stovėjo gardžiais valgiais nukrautas stalas ir krėslas. Tai bylojo, jog čia laukiama vienintelio svečio. Pirklys buvo labai išalkęs, todėl neatsispyrė pagundai pavakarieniauti. "Tikiuosi, pilies šeimininkas atleis man tokį įžūlumą",
pamanė jis, sėsdamasis už stalo. Laikrodis išmušė vidurnaktį, tačiau niekas nepasirodė. Pirklys luktelėjo, paskui ryžosi apžiūrėti paslaptingąją pilį. Varstydamas duris ir dairydamasis po kambarius, jis galop susirado miegamąjį, atsigulė į didžiulę minkštą lovą ir kaip mat užmigo. Rytą pabudęs nustebo, prie lovos ant kėdės padėti nauji drabužiai, o ant stalo garuoja pusryčiai. Ačiū jums, ponia, balsu padėkojo pirklys nematomam šeimininkui ir sėdo pusryčiauti. Pasistiprinęs, jis nusprendė, kad nedera piknaudžiauti pilies šeimininko svetingumu. Metas išeiti savais keliais. Žingsniuodamas per sodą, pirklys pamatė raudonai žydinti rožių krūmą. Prisiminė jauniausiąją dukrą ir nuskynė keletą pačių gražiausių žiedų. Staiga sugrumėjo perkūnas. Pirklys atsigręžė ir išvydo tokį siaubingą padarą, kad vos nenualpo. Tiesa, baisūnas buvo dailiai apsitaisęs, tačiau turėjo didžiulę į liūto panašią galvą, o jam iš nasrų kyšojo ilgi aštrus dantis. Išskėtęs galingas gauruotas letinas su lenktais nagais, jis žvelgė į persigandusi žmogelį ir grėsmingai šnopavo. Nedėkinga žmogau, suriaumojo pabaisa, išgelbėjau tau gyvybę ir priėmiau kaip brangiausią svečią, o tu grobi tai, kas man brangiausia, rožes? Dėl šios vagystės turėsi mirti. Pone, atleiskit man, neišmanėliui, išlemeno pirklys, neketinau jūsų įžeisti. Norėjau padovanoti šias gėles vienai savo dukterų. Į manęs prašė rožių. Nedrįsk manęs vadinti ponu, sustūgo siaubūnas. Aš esu pabaisa, nors pala. Sakai, turi dukterų? Vadinasi, dar gali išsukti kailį. Viena dukterų savo valia turės ateiti čia ir palydėti galvą vietoj tavęs. Jeigu ne viena nesutiks, grįši pats. Tik nebandyk manęs apgauti, nesulauksi baisaus keršto. Bėdžius nenorėjo prarasti nė vienos dukters, tačiau labai troško grįžti ir paskutinį kartą jas apkabinti. Taigi pirklys atžagaria širdimi pažadėjo siaubūnui perduoti dukterims jo žodžius ir iškeliavo namo. Dukros, pamačiusios tėvą prie kiemo vartų, džiaugsmingai išbėgo jo pasitikti. Duodamas gražuoliai rožių puokštę, tėvas apsipylė ašaromis. Dukrelė, imk šias rožes, už jas sumokėjau labai brangiai. Ir jis papasakojo dukroms savo baisųjį nuotykį. Vos tik pirklys nutilo, abi vyresnės seserys užsipuolė gražuolę. Negalėjai paprašyti suknelių kaip mes? Matai, kokią nelaimę mums visiems užtraukiai savo kvailomis užgaidomis. Per tave tėvas turės mirti, o tu stovi akis išpūtus. Jūsų tiesa, sesės, atsakė gražuolė, tačiau ašaros nepadės. Už savo įnorius sumokėsiu pati. Keliausiu pas pabaisą. Pirklys priešinosi ir maldavo, tačiau mergaitė nepersigalvojo. Po liūdno atsisveikinimo ji paliko tėvą, seseris ir išėjo pasitikti lemties. Kai gražuolė atsidūrė prie pilies, jau buvo gūdi naktis ir rūmai skendėjo mėnesėtoje tyloje. Gražuolė nedrąsiai atidarė duris ir įėjo į vidų. Nespėjo jį apsidairyti, kai subildėjo griausmas ir pasirodė pabaisa. Gražuolė pamanė, kad tuoj mirs iš siaubo.
žaviuosi tavo begaliniu pasiaukojimu ir didžiulė drąsa, nelauktai švelniu balsu prabilo siaubūnas. Prašom sekti paskui mane. Nuvesiu į kambarį, kuriame tu gyvensi. Atlydėjęs gražuolę į nedidelį, bet labai jaukų kambarį, pabaisa pagarbiai nusilenkė ir išėjo. Pabaisa tikriausiai jau pavakarieniavo, gulėdama lovoje mąstė gražuolė, bet rytoj, be abejo, jis mane nužudys ir suės. Kankinama slogių minčių, mergaitė vargais negalais užsnūdo. Rytą niekas jos neatėjo ir gražuolė ryžosi pati apžiūrėti pilį. Rūmai buvo neapsakomai gražus ir prabangus, bet jai kėlė siaubą mintis, kad bet kada gali sutikti pabaisą. Ant vienų durų ji nustebusi pamatė lentelę su dailiu užrašu – Gražuolės svetainė. Mergaitė įėjo į vidų ir išvydo nuostabiausią menę. Čia jos laukė didžiulė biblioteka, prie fortepijono stovėjo keli patogūs krėslai, o ant dailaus sidabrinio staliuko buvo patiekti pusryčiai. Tačiau labiausiai į akis krito milžiniškos raudonų rožių puokštės aukso vazuose. Skaitydama ir skambindama fortepijonu, gražuolė nepajuto, kai prabėgo diena. Vakare ji nuėjo į didžiąją menę ir pamatė, kad stalas padengtas dviem. Kai gražuolė atsisėdo, lydimas kurtinamų griausmų pasirodė pabaisa. Gražuolė, ar neatsisakytum pavakarieniauti su manimi? Paklausė jis. Kaip galėčiau įžeisti šeimininką? Atsakė gražuolė. Ne, atsiliepė pabaisa, čia tu šeimininkė. Sakyk be užuolankų, ar aš tau labai bjaurus? Gražuoliai melas buvo svetimas ir ji truputį suglumo. Taip, prisipažino ji, bet manau, kad esi gera širdis. Baisūnas nutilėjo. Iš kišenės jis išsitraukė veidrodį ir duodamas gražuoliai tarė. Čia tau. Šis veidrodis stebuklingas. Galėsi jame pamatyti tėvą ir seseris, kai tik panorėsi. Gražuolė paėmė veidrodėlį ir išvydo tėvą, rymantį prie trobelės. Jo akis buvo pilnos liūdesio. Mergaitė širdį suspaudė sielvartas. Tačiau ji neišsidavė, padėkojo pabaisai ir vakarieniavo toliau. Dabar jo bijojo kur kas mažiau. Gražuolė, ar nesutiktum tekėti už manęs? Netikėtai paklausė pabaisa. Gražuolė baiminosi jo pykčio ir vis dėlto virpančių balsų atsakė. Ne, pabaisa. Tuomet sudie, liūdnai ištarė pabaisa ir išėjo iš menės. Ach, kodėl jis toks atgrasus, graužėsi gražuolė. Jei būtų patrauklesnis, tikriausiai sutikčiau už jo tekėti. Būtų jis gero. O dabar negaliu, geriau mirti. Bėgo laikas. Gražuolė ištaigingai gyveno pilyje, muzikuodavo tarp knygų ir gėlių. Ji kasdien vakarieniaudavo su pabaisa ir kaskart pastebėdavo vis naujų puikių jo savybių. Jis buvo švelnus, jautrus, paslaugus ir dėmesingas. Baisiame kūne glūdėjo nuostabi siela. Ilgainiui gražuolė nebepaisė pabaisos bjaurumo ir kasdien nekantriai laukdavo vakaro, kai vėl su juo susitiks. Kiekvieną vakarą pabaisa klausdavo gražuolės, ar ji neapsigalvojo, ar vis dar atsisako tapti jo žmona. Tačiau kaskart būdavo atstumiamas. Pabaisos atodusiai
sopulingų aidų atsiliepdavo jautrioje gražuolė širdyje. Todėl trokšdama jį paguosti, ji vieną vakarą pasakė: nesisielok, pabaisa, aš visada būsiu tavo ištikima draugė, pasistenk tenkintis mažu. Pasistengsiu, atsakė pabaisa, tačiau prisiek, jog niekada manęs nepaliksi. Šie žodžiai ją labai prislėgė. Ką tik pažvelgusi į veidrodį, ji pamatė, kad tėvas sunkiai serga. Pabaisa, aš labai ilgiuosi tėvo ir sesių, nusiminusi prabilo gražuolė. Leisk juos nors kartelį aplankyti, suteik man šį begalinį džiaugsmą. Nenoriu, kad kentėtum, atsakė pabaisa. Grįžk pas tėvą ir palik mane numirti iš sielvarto, nes vargu ar kada tave bepamatysiu. Gali iškeliauti nors rytoj. Imk šį žiedą. Jei kartai sumanytum grįžti, nusimauk jį nuo piršto ir padėk ant stalo. Lik sveika. Gražuolė pažadėjo grįžti po 7 dienų ir nuėjo gulti. Rytą prasikrapštė akis ir pamatė, kad yra tėvo namuose. Išvydęs dukrą, pirklys apsiverkė iš džiaugsmo, tačiau seseris suirzo. Į aną pasaulį nusiusta jaunėlė grįžo sveika ir gyva, švytinti iš laimės, dar gražesnė ir taip išsipuščiusi, kad akis raibo. Jos abi susitarė žūtbūt sutrukdyti gražuoliai grįžti pas pabaisą. Tas išsigimėlis baisiai įnirš, kai supras, jog jį sulaužė duotą žodį, kuždėjosi seseris, ir tikrai jai atkeršys. Atėjus 7 dienai, kai gražuolė privalėjo iškeliauti, seseris puolė grąžyti rankų ir rautis plaukų, neva iš sielvarto. Jų įkalbėta gražuolė sutiko paviešėti pas tėvą dar 7 dienas. Bet 10 naktį susapnavo pabaisą. Sukniubęs ant žemės pilies sode, jis vadovavosi mirtimi. Mergaitė pabudo ir suprato, kad nebegali pasilikti. Atsikėlė, padėjo ant stalo žiedą ir vėl atsigulė. Rytą ji pabudo pilyje ir nerami laukė vakaro, tačiau pabaisa vakarieniauti neatėjo. Paklaikusi iš siaubo gražuolė prisiminė sapną ir išbėgo į sodą. Ten ji rado pabaisą, gulinti ant žolės ir tyliai vaitojanti. Pamiršusi jo bjaurumą, prilėkė, puolė ant kelių ir pravirko. Karštos ašaros byrėjo tiesiai pabaisai ant snukio. Jis lėtai pramerkė akis ir silpnu mirštančiojo balsu ištarė: gražuolė, kodėl netesėjai pažado? Neapsakomai skaudinai man širdį ir todėl aš mirštu. Tačiau su šiuo pasauliu skiriuosi laimingas, nes likimas lėmė dar kartą tave pamatyti. Ne, pabaisa, tu nemirsi, raudojo gražuolė. Tu gyvensi ir tapsi mano vyru. Iki šios akimirkos maniau, kad esi man brangus tik kaip draugas, bet dabar žinau, kad be tavęs neištverčiau nė dienos. Nemirk, mano meilė. Vos tik gražuolė ištarė šiuos žodžius, blykstelėjo akinantis žaibas ir liepsnų žeberklai susmigo į pabaisą. Gražuolė sukliko iš siaubo ir užsidengė rankomis akis. Tačiau, kai ji įsidrasino ir atsimerkė, vietoj pabaisos stovėjo jaunas, stotingas karalaitis, gražus kaip giedra diena ir meiliai šypsojosi. Gražuolė, prabilo jis, pikta ragana pavertė mane baisiu siaubūnu ir toks turėjau likti tol, kol graži mergelė mane pamils ir sutiks už manęs tekėti. Tu vienintelė nepaisiai bjaurios išvaizdos, įžvelgiai mano meilės kupiną širdį
ją dabar tau dovanoju. Jau kitą dieną Gražuolė ir karalaitis susituokė. Gražuolės tėvas, tapęs karalaičio uošviu, atgavo turtą ir toliau sėkmingai vertėsi prekybą. Nedorėlės seseris puolė Gražuoliai į kojas ir meldė atleidimo. Mergaitė buvo kilniaširdė ir mielai joms atleido. Gražuolė su savo išrinktuoju nugyveno ilgą ir gražų gyvenimą. Jie turėjo daug vaikų ir visi drauge buvo labai laimingi, nes mylėjo vienas kitą. Pabaiga.